Laida remiama Medijų rėmimo fondo. Sveiki gyvi, mėly Extra FM radio stoties klausytojai, beigi mūsų žiūrovai YouTube platformoje arba extrafm.lt interneto svetainėje. Tradiciškai antradieniais žurnalistų namuose Darius Lukoševičius ir aš Dainius Radzevičius bandom kalbėti apie tai, kas svarbu žiniasklaidai, dar svarbiau turėtų būti žmonėm, kurie naudojasi žiniasklaidą, kurie karts nuo karto ką nors žiūri, skaito. Ir šiandieną Darius Lukoševičiaus pasiūlymų galvojam, kad būtų visai neblogai pakalbėti apie dirbtinį intelektą žiniasklaidoje, apie jo džiaugsmus ir vargus. Gal Dariau, tu iš karto ir paaiškink, kurių galų mes čia apie dirbtinį intelektą šnekam, kai dėl natūralaus dar turim daug ko neatsakę, tame tarpe ir dėl žurnalistų. Tai labą dieną. Natūralaus gal ir nebeprireiks, jeigu vystysis tas dirbtinis intelektas taip, kaip jis dabar vystosi. Iš tikrųjų, problemos turbūt yra dvi. Viena, kad dirbtinis intelektas be abejotinai pasaulio ateitis. Čia ką tik tai perskaičiau didelį Marko Kubano, tokio multimilijardieriaus, vieno iš turtingiausių pasaulio žmonių straipsnį apie tai, kad šiandien vyksta karas tarp Jungtinių Amerikos valstijų, Kinijos, šiek tiek dalyvauja Japonija, Pietų Koreja, Kanada ir Iranas beje, būtent dirbtinio intelekto varžytuvėse. Ir kas laimės tą karą, tas dominuos ekonomikoje artimiausius 20-30 metų. Tai čia kalbam bendraja prasme. Bet kita dalis, kad dabar tas dirbtinis intelektas daug yra suprantamas kaip kūrybinė priemonė ir ta kūrybinė priemonė jau liečia mus. Konkrečiai ne tik tai, kad žurnalistus, redaktorius, rašytojus, leidėjus, kūrėjus, bet ir liečia visą visuomenę. Tai yra, kur nuvažiuos ta visuomenė, kai galima naudotis žmogaus kūrybą be jokių apribojimų. Ta prasme, viską, ką tu parašei, padarėjai, nupešiai, sukūrėjai muziką, viską galima pavogti ir atiduoti kitam. Ar iš tikrųjų tai reiškia kažkokį intelektą, ar iš tikrųjų tai reiškia kažką naujo, ar tai yra tiesiog tai, už ką visą gyvenimą buvo baudžiama, buvo draudžiama daryti, o dabar staiga galima, nes tai daro kompiuteris. Tai norėčiau paklausti Agnės, kokia čia situacija yra šiandien iš tikrųjų su tom teisėm kūrėjų, kurių man panašu, kad šiandieniniai visiškai nepaiso. Beje, Dariau, mes Agnę tai pažįstam, nes mes prieš laidą jau šnekėjom, bet Agnė Mikštienė, tiems, kas klausosi mūsų radio eteryje, tai būtų geriausia pažįstama iš vienos turbūt iš pozicijų, kurią gyvenime yra užėmusi, tai Kultūros ministerija yra rengusi specialią studiją ir čia kaip tik Kurk Lietuvai garsus projektas yra studija susijusi su dirbtinio intelekto naudojimu žiniasklaidoje, kiek Lietuvoje jisai daromas arba nedaromas tas dalykas, ką galvoja apie tai žiniasklaidos žmonės, bet Agnė Mikštienė šiandieną pakviesta į studiją mūsų yra iš esmės savo pirmąją arba pradžioje darbo Kultūros ministerijoje, taip pat naujoje pozicijoje analitikė, tikimės kaip tik su autoriniam teisėm, beje, irgi darbas bus susijęs. Tai Agne, Dariaus klausimas, kur čia mes judam su tom autoriniam teisėm ir kas čia gausis iš to, kad dirbtinis intelektas jums taip dominuot? Taip, tai kalbant apie autorinės teisės ir dirbtinį intelektą, svarbus momentas yra tas, kad į Europą egzistuoja tokia vadinamoji teksto ir duomenų gavybos išimtis, kuri tai neva leidžia imti visą turinį, autorinį turinį ir neautorinį, kuris yra randamas internete ir apmokyti juo dirbtinio intelekto modelius. Ir kai jau apmokai, tada jau gali kažkokį naują turinį kurti. Aš čia įžvelgiu problemą ir iš tikrųjų galiu paminėti, kad Kurk Lietuvai programos metu vykdžiau netgi 2 projektus. Vienas yra susijęs su autorių teisėmis ir nagrinėjau būtent šį kampą, ką daryti su autorių teisėmis būtent dirbtinio intelekto kontekste. Ir manau, kad tai yra neteisinga. Ir pasaulyje vyksta irgi daug judėjimų, apie tai yra dažnai kalbama, kad ar iš tikrųjų teisinga paimti tą kūrinį neatlygintinai, net neinformuojant autorių, kad tai įvyko ir naudoti štai dirbtinio intelekto mokymams. Šią akimirką viskas lyg ir legalu, viskas lyg ir teisėta, bet judėjimai vyksta pasaulyje ir taip vienas iš garsiausių gal byla New York Times prieš OpenAI, kur ir žurnalistai nori, kad jų turinys nebūtų naudojamas dirbtinio intelekto mokymams arba už jį būtų atlygintina, byla nėra pasibaigusi, tai irgi labai įdomu, kuo tai pasibaigs. Ir remiantis su tuo, aš irgi galvoju, o tai kaip čia pasielgti, kad būtų teisinga, ką čia būtų galima padaryti ir mano nuomonė, reikėtų tą atlygį mokėti. Yra precedentų pasaulyje, kad atlygis kūrėjams jau yra mokamas. Net tas pats OpenAI yra sudaręs sutartį su Associated Press ir už tai, kad naudojasi jų archyvais dirbtinio intelekto mokymams, jam yra kompensuojama. Bet tie atvejai yra tik tai didžiųjų kompanijų tarp didžiųjų žaidėjų. Tiesiog tikrai nesu individualiais kūrėjais ir dabar tikrai neįsivaizduokime, kad OpenAI ateis į
Lietuvos kokį nors žiniasklaidą ir sakys, aš norėčiau jūs nusipirkti kažkokį tai jūsų archyvus ir apmokyti savo modelį. Na, dėja tai neįvyks. Todėl tam yra reikalingas teisinis reguliavimas. Ir aš siūliau, kaip tai galėtų vykti, esu parašęs, kokie yra galimi tie atlygio modeliai, tai galėsime apie tai pakalbėti vėliau, jeigu yra įdomu. Na, ir tikimasi, kad Kultūros ministerija bus subūrima autorių teisių darbo grupė, kurios vienas iš klausimų bus irgi tie atlygio modeliai. Ir kadangi Lietuva, kaip minėjau, negali išspręsti šito klausimo, nes tai nėra vienos Lietuvos reikalas, tikimasi konkretų pasiūlymą pateikti 27 metais, kuomet Lietuva pirmininkaus Europos tarybai. Na tai mes irgi turime didelių darbų, kurias reikia nudirbti šituo klausimu. Kalbant, ką kūrėjai gali padaryti, kaip apsaugoti savo kūrinius, na, jie turi savo būdų, kaip tai padaryti. Yra tokia vadinamasis opt-out mechanizmas, kuomet skaitmeniniu būdu jie gali nurodyti, kad neleidžia to turinio naudoti dirbtinio intelekto mokymams. Bet ar tai veikia? Niekas negali pasakyti, niekas negali patikrinti. Na, kitas variantas, galima diegti vadinamasias anti-scrapping tos tools vadinamosius, kurie neleidžia paimti tavo turinio iš interneto, bet tai irgi daug kainuoja pinigų ir kiekvieną savo turinį reikia apsaugoti. Na, yra ir kūrybingų kūrėjų, kurie imasi jau tokios kūrybingos sprendimo, jie užnuodija savo skaitmeninį turinį. O tai kaip vadinasi, tarkim, autorius nupiešia varlės piešinėlį ir skaitmeninį pikselį pakeičia taip, kad jisai būtų net pažįstamas programą. Aš tiesą sakant, nesu technika, tai nežinau, kaip tai iš tikrųjų veikia, bet kai tas jau su pakeistu pikseliu skaitmeninis turinys patenka į dirbtinio intelekto mokymų bazės, jis jas susargdina. Ir jisai pradeda generuoti kažkokį kitokį turinį. Sakykime, jūs tada paprašysit, kad jis sugeneruotų žalią varlę, o jis jums sukurs geltoną ančiuką. Na ir jūs juoksitės, kad čia ta sistema nieko nesupranta, viską blogai daro. Na tai yra tokie kūrybiniai ir sprendimai, bet dabar irgi pagalvokime, jeigu visi naudosis to opt-out mechanizmu ir jisai veiks puikiai, visi etiškai jo laikysis, jeigu veiks tie anti-scrapping tools ir šitas nuodymas, na tiesiog visi bus mechanizmai pritaikyti, pačios dirbtinio intelekto kompanijos liks be medžiagos, kurios jiems taip reikia. Nes tam, kad tie įrankiai toliau tobulėtų, mokytųsi, jiems reikia nuolat naujos informacijos, naujų duomenų ir reikia šiuolaikinių duomenų, šios dienos realijų duomenų. Tai jeigu staiga jie visi tampa neprieinami, na tai tos pačios kompanijos, aš kaip sakau, pjauna šaką, kurios pačios ir sėdi. Vilanis, Dariau, ar aš teisingai suprantu, kad šiandieną mes sprendžiam dilemą, kieno teises labiau ginti, dirbtinio intelekto mokytis nemokamai iš sukurto mūsų turinio, ar tų žmonių, kurie sukuria ką nors nuotraukas, nežinau, už mūsų yra Alberto Vaidilos puikia paroda, beje irgi su kompiuterinė grafika čia dirbta akivaizdžiai. Dariau, ar tu čia tą dilemą keli, kam dirbam čia mes, dirbtiniam intelektui už dyką, ar jis mums už dyką dirba, dabar bandau suprasti. Čia toksai niuansas, kai sako, kad mokytis tam reikia intelektui. Jis nemokytis, vagia, ta prasme. Čia leidžiam vogti, o ne mokytis. Mokytis, nes jis yra naudojamas, yra kuriami kūriniai, plagijuojami šiandien. Ir mes čia, man tai atrodo, kad iš viso čia toks arklys su vežimu ne toj pusėje. Sakote, kad neturės jie iš ko kurti, tobulinti to intelekto. Tai dabar jeigu aš esu statybininkas, bet aš nenoriu pirkti plytų, cemento, betono, sakau, duokit man viską už dyką, nes aš kitaip negalėsiu namą pastatyti. Sukurkit savo, prašau, turit kompanijas, kurkit turinį, dėkite, už dyką kurkit, už pinigus, kaip norite. Kodėl jūs turite vogti svetimą kūrinį be leidimo? Nes man tas supratimas, kad žmogus turi apsaugoti savo intelektinę nuosavybę. Na, negalima jos vogti, niekada nebuvo galima jos vogti. Ir iš jūsų sakot, ateis kompanija ir paprašys nupirkti. Kompanija iš jūsų turi paprašyti, leisti prieiti prie tų duomenų, nes tai ne jos turtas. Tai yra turtas redakcijos, tai yra turtas kūrėjo, dailininko, žurnalisto, rašytojo. Tai man atrodo, kad čia mes kūrėme problemą lygioje vietoje ir iš tikrųjų padarysim taip, kad žmonės atgrasysim nuo kūrybos originalios, jeigu jau kalbėsime apie kūrėjus. Ir tai pasidarys beprasmiška, nes kam būti Salvadoro Dali, jeigu aš galiu sakyti, pakabinkit man tekantį laikrodį ant mano katino užpakalio, ale Salvadoro Dali stiliumi. Ir čia bus Salvadoras Dali, ne? Bet vieno paveikslas kainuoja 100 milijonų, o šitas kainuos minusinę energiją, kur sunaudota kompiuteriui. Jis jokios vertės neturi. Bet žmonėm įrodysim, kad turi vertę. Tai čia manau, kad tas kelias, kuriuo dabar einama, kad ten kažką įstatymais pakreipti,
įpareigoti atlyginti yra gerokai per mažai. Be leidimo, nes jūs sakote, padariau studiją, ne? Dirbote turbūt prie tos studijos ilgai, rinkote duomenis, bendravote ir taip toliau. Ne taip ilgai, kaip galbūt norėjus, turbūt Agnė dirbo. Dabar kalbame apie bet dabar aš užsakau, kad man reikia studijos apie Lietuvoje. Ir dirbtinis intelektas paima ir jūsų 90% darbo įmeta. Aš sakau, čia jau mano studija, sorry, nes čia, matot, per DI praėjo, o jinai neapsaugoja savo duomenų. Tai manau, kad čia, Darius jau jūsų darbą kėsinasi, bet čia pusiau juokais, pusiau rimtai. Ne, iš tikrųjų, panaši problema egzistuoja turbūt. Aš bendravau su tikrai nemažai kūrėjų savo pirmame pusmetį, kur Lietuvai dirbdama, ir vieni jų sako, o man tai aš neprieštarauju, kad dirbtinis intelektas mokytis iš mano kūrybos. Yra ir tokių pasakymų. Yra tų, kurie neprieštarauja. Ir taip yra tų, kurie tikrai griežtai prieštarauja ir neleistų net ir už jokius pinigus to padaryti. Tai taip, visų pirma, turėtų būti užduodamas klausimas, ar jūs sutinkate, ir tada aš galėčiau iš jūsų nusipirkti. Taip, tai turėtų būti atsakyti šitie klausimai. Bet tada atsiranda kitos problemos. Na, tarkim, tas pats viešasis sektorius nori diegti dirbtinio intelekto sprendimus ir savo veikloje. Ir mums reikia dirbtinio intelekto, kuris veikia puikiai lietuviškai. Šią akimirką jis to dar nedaro. Ir jeigu mes nebeturėsim įrankių, kurie puikiai lietuviškai kalba ir naudosimės arba anglakalbiais, arba nekokybiškai veikiančiais įrankiais, atsiranda naujos grėsmės ir lietuvių kalbai. Tada kyla klausimas, o tai kas už tai atsakingas, kas turėtų prisimti tą atsakomybę ir prievolę, ir kas turėtų dirbti tą darbą ir išmokyti tą dirbtinį intelektą kalbėti puikiai lietuviškai, kad atlieptų ir mūsų poreikius čia Lietuvoje, ne tik tai kažkur tai Amerikoje. Na tai čia sudėtingas klausimas. Mums reikia tų duomenų, mums reikia tą dirbtinį intelektą mokyti, bet taip pat turim saugoti ir autorius. Tai reikia surasti tą auksinį variantą, kaip ir autorius apsaugoti, bet taip pat ir išmokyti ir dirbtinį intelektą. Lietuvių kalbos, nes kaip ir jūs minėjote, kad dirbtinis intelektas yra ateitis. Na, jau yra dabartis daug kur ir mums jo reikės vis daugiau ir dažniau, nes jeigu nebekalbės jisai lietuviškai arba kalbės prastai, aš išvelgiu tokias kelias grėsmės. Viena yra ta, kad Lietuvoje profesinė kalba, bus anglų. Ir tie procesai vyksta jau dabar ir be dirbtinio intelekto, ir tie procesai su dirbtiniu intelektu gali tik pagreitėti. Kita grėsmė yra ta, kad dirbtinio intelekto tos netaisyklingos formos ateina į lietuvių kalbą, į mūsų realybę ir plinta kaip naujos šiukšlės. Ypač jaunimas persima ir stilistiką dirbtinio intelekto rašymą, ir struktūrą. Ir tai dar viena tokia nauja grėsmė, kad keičia pačią mūsų kalbą dirbtinis intelektas, ne mes ją įtakojam, o jisai įtakoja mūsų kalbą. Trečia grėsmė yra mūsų kultūrai. Tai dirbtinis intelektas yra paremtas vis tiek daugiausia anglakalbiu, mes kalbam apie tikriausiai ChatGPT čia daugiausia. ChatGPT turbūt, kur jau dabar vaikai, kaip mamos pieną anksčiau žinodo, tai dabar ChatGPT jau. Taip, tai vis tiek daugiausia resursų buvo skirta būtent anglų kalbai, kaip jau kažkur čia man minėjo, kad 90% visų resursų buvo skirta ChatGPT anglų kalbai, o visom kitom kalbom tie 10%, tas visom kitom ir čia kažkoks procentėlis, gal net ne procentas lietuvių kalbai. Ir ta kultūra tada ateina angliška, kuri yra mechaniškai išverčiama į lietuvių kalbą ir ateina į mūsų realybę irgi. Ir jeigu bus skiriami paveikslėlį apie Lietuvą, kuri bus amerikietiška, sakykime, ar gali būti rusiška, gal kažkas rusiška, kokį nors dirbtinį intelektą naudos. Bus Lietuva nelietuviška, kuriama dirbtinį intelektą, tai čia tos kitos grėsmės. Tai kas už tai atsakingas, kaip tą dirbtinį intelektą priversti kalbėti lietuviškai gerai, puikiai ir kad ir mūsų žmonės galėtų juo puikiai naudotis. Tai čia kita tokia plotmė. Kad būtų ir vilkas sotus, ir avis sveika. Klausimas, kas tas vilkas čia? Tas dirbtinis intelektas čia vilkas, aš suprantu. Problema turbūt yra ta, kad gyvenimas kartais neleidžia tokių dalykų turėti, sakykime, mažesnėm tautom, kaip labai išvystytos savo kalbos, nes perima tos didžiosios kalbos. Jūs pati puikiai žinote ir filologiją, ir filosofiją, kad nuo kai kurių dalykų nepabėgsit. Tai yra mūsų ta visa mokslinė kalba vis tiek anglifikuojasi, kaip be nori, techninė kalba anglifikuojasi. Pastangos dedamos išsaugoti, jos reikalingos, būtinos, kad kažkaip tą lietuviškai pakreipti, bet kartais gyvenimas per žiaurus yra tokiam dalykam. Ir aš nekam apie trilijonus eurų investicijų į tuos dalykus, kur mes turbūt, visą biudžetą sudėję nelabai galėtumėm kažkokią didelę reikšmę turėti. Tai manau, kad čia reikia tiesiog žiūrėti realistiškai ir stengtis, kiek įmanoma tą reikalą, ką jūs ir minėjote, kiek įmanoma, nes iki galo turbūt mes to nepasieksime.
O dėl dirbtinio intelekto naudojimo, tai aš pasakysiu, atskirkim turbūt 3 sferas yra. Yra verslo sprendimai visi, tai čia niekas niekur nepabėgs nuo jo. Yra administraciniai sprendimai, kurie daug dievė, kad nepabėgtų, ta prasme, tai čia yra valdymas infrastruktūrų ir taip toliau, valstybinių ir panašių. Ir yra kūryba. Tai šiandien šnekame apie kūrybą. Kiti tie 2 turbūt yra visai kitokio lygio žvėris. Bet apie tai iš tikrųjų ir kaip žiniasklaida pasiruošus ir ar mes pasiruošę, nes su šita tendencija, apie kurią minėjai, kad anglakalbis informacijos šaltinis ir dar ir turinio generatorius ChatGPT ir ne tik jis, iš esmės ateities kartą gali atimti iš daugelio žiniasklaidos priemonių kaip šaltinis, bet apie tai dar iš karto po labai trumpos pertraukėlės, nes ir mūsų klausytojams reikia šiek tiek atsipūsti. Nepabėkit toli. Grįžtame į studiją. Šiandieną žurnalistų namuose Agnė Mikštienė, Kultūros ministerijos analitikė, kuri yra atlikusi ne vieną studiją, bet bent vieną iš jų susijusią su dirbtiniu intelektu. Ir ta studija, kur Lietuvai rėmuose yra, tikiuosi, yra ir bus ateityje geras pagalbininkas ir mūsų kultūros ministerijai, bet kartu su Dariumi Lukoševičiumi šiandien Agnę pakvietėm turbūt pasišnekėti apie vieną dalyką. Agnė, yra Europos Sąjungos toks dabar spaudos laisvės aktas, labai populiarus dokumentas siauruose sluoksniuose, pajuokausiu, populiarus siauruose sluoksniuose. Daugelis žmonių turbūt nelabai ir girdėjo, bet tikslas yra, kad žmonės turėtų savo žiniasklaidą šalyje įvairią, kokybišką, visuomeninę ir privačią. Ir aš tam kontekste paklausiu apie dirbtinį intelektą, su Dariumi pradėjom šiandien pokalbį su jumis. Jau ir dabar daugelis jaunos kartos žmonių gali beveik apsieiti arba savo realiam gyvenime tarpusai bendrauja ne tik anglų kalba, bet ir ieško anglų kalba informacijos ir jos puikiai randa daugybę vietų ir kuria anglų kalbą. Ir jūs tyrėte mūsų žiniasklaidos įsivaizdavimą, kiek suprantu, šiek tiek ir nuomonės klausėt, kaip redaktoriai, žurnalistai žiūri į dirbtinį intelektą savo darbe, savo gyvenime ir savo perspektyvoje. Gal mums su Dariumi galite atskleisti šiek tiek, ką kalbėjo žurnalistai redaktoriai, mes su Dariumi pabandysim pasižiūrėti, kiek ilgaamžiškai visi mąsto apie tai, kiek ilgai planuoja savo gyvenimą. Tai galėčiau paminėti, kad 2019 ir 2023 metais pasaulyje jau buvo atlikti tyrimai įvairiose šalyse. 23 metais net 46 šalyse, kur buvo žiūrima, kaip dirbtinis intelektas yra naudojamas žurnalistikoje. Lietuva dėja nedalyvavo nei vienam, nei kitam tyrime, tad jos duomenų tenai nėra ir mano tyrimas buvo pirmas žvilgsnis į taip, o kasgi vyksta Lietuvos žurnalistikoje, kaip žurnalistai Lietuvoje draugauja su tuo dirbtiniu intelektu. 23 metų duomenimis minėto tyrimo galima matyti, kad pasaulyje daugiau nei 75% atsakė jau naudojantis dirbtinį intelektą vienai ir kitai funkcijai atlikti. Lietuvoje šis skaičius siekia tik tai 49%, ženkliai mažiau. Tačiau jeigu pažiūrėsim šiek tiek giliau, atsiranda toks net įdomus pjūvis, matysime, kad nacionalinėse didžiosiose redakcijose šis skaičius, naudojančių skaičius siekia apie 65%, jeigu gerai prisimenu, o regionuose apie 35% ar panašiai jų nenaudoja. Tai tiesiog priešingas vaizdas, kiek naudojančių ir nenaudojančių. Ir yra kelios priežastys, kodėl tas dirbtinis intelektas yra naudojamas menkiau. Viena jų pagrindinė yra ta, kad tuo įrankiu nepasitikima. Man labai patiko vienas komentaras, kad jam nepatikima net receptų rašyti, nes tam, kad receptą galėtum išspausdinti, jį reikia pirmą patikrinti. Žmogus turi patikrinti, ar jis iš tikrųjų veikia, ar ten tikrai geras tas receptas. Ar kokių naudų nepasiūlė dirbtinis intelektas, kad produktų sumaišius, kad vidurių žmogui, taip sakant, nepaliuosuos tenai. Ok, vienas argumentas geras. Taip. Kitas dalykas, kad dirbtinis intelektas lietuviškai vis dar neveikia taip pat gerai, kaip sakykime, angliškai. Todėl jo išnaudoti taip plačiai kaip kitose šalyse vis dar nėra galimybių. Kiti momentai, kompetencijų trūkumas. Dar daug kas iš tikrųjų ne tik, kad nežino, kaip naudotis to dirbtinio intelekto, bet nežino, kokie yra galimi dirbtinio intelekto sprendimai būtent skirti žurnalistikai. Tai trūksta informacijos, o kai ta informacija atkeliauja, vis tiek reikia mokymų, o tos mokymus reikia nuolat atnaujinti, nes viskas labai greitai keičiasi. Tai tiesiog reikia nuolat tuo domėtis. O strategijų redakcijose beveik nėra. Kalbant apie pasaulinį tyrimą, tai tiek 19, tiek 23 metais jau trečdalis redakcijų pasakė,
kad jie turi arba kuria strategijas redakcijos su dirbtinio intelekto naudojimo. Lietuvoje teigiamai atsakė tik tai 20% respondentų ir visi tik iš didžiųjų redakcijų. Taigi mažusios iš vis dar net nepradėjo galvoti apie strategiją. O kodėl ta strategija yra svarbi? Nes jeigu žurnalistas pats sprendžia naudoti ar nenaudoti dirbtinio intelekto, na tai jis lieka vienas pats savo. Jis nežino, kas yra etiška, kaip su juo elgtis, kokį įrankį naudoti, kokią informaciją jam atskleis. Na tai jisai tiesiog viskas paliekama jo atsakomybei, o redakcija turėtų būti už tai atsakinga, neturėtų žinoti, koks yra įrankis naudojamas, kokiam funkcijoms atlikti, viskas turėtų būti skaidru, todėl tai yra ypatingai svarbu apie tai kalbėti ir įrašyti savo strategiją, dirbtinio intelekto naudojimą, nuspręsti, kaip jis bus naudojamas ir turėti programas, kaip bus ugdomos kompetencijos žurnalistų. Tas programas turi būti nuolatinės, testinės, ne vienkartinės. Ir dar vienas svarbus momentas, kad reikėtų išpirkti narystės tų dirbtinio intelekto įrankių, kad nesinaudotais baziniais įrankiais, nes aš jeigu neturiu pinigų, aš esu pradedantysis žurnalistas ir naudosiu nemokamą versiją, o kitas štai profesionalas, bet dar nusprendžia nusipirkti ekstra kažkokį premium paketą ir jisai taps dar geresniu profesionalu. Na tai nėra nelygybė iš tikrųjų, tai turėtų būti vis tiek pačios redakcijos strategija. Bet kalbant apie kitas priežastis, kodėl tas dirbtinis intelektas menkiau naudojamas, tai buvo paminėta, nepamiršau dabar, reikėtų prisiminti. Na, yra ir baimių, taip dalis žurnalistų irgi bijo, kad dirbtinis intelektas perims jų darbo vietas. Nedaug kas to bijo, nes, kaip minėjau, daug kas nepasitikė ir mano, kad tas įrankis nėra toks geras. Na, yra ir tokių konservatyvaus požiūrio, kad čia tos naujos technologijos, nieko čia irgi gero nebus. Tai yra ir dar ir tokia nuomonė. Tai tegul Darius pakomentuoja. Dariau, žiūrėk, natūraliu intelektu naudojantis viskas čia gerai, bet dabar su dirbtiniu intelektu. Mes tavo radijo klausytojams dabar galim pasakyti, kad šiandieną dirbtinio intelekto mūsų laidoje naudojama nedaug, nebent Justas Jurkevičius dabar įrašinėdamas mūsų garsą, aš suprantu, gal šiek tiek naudoja ir mūsų balsai ir garsas bus šiek tiek pagerintas. Tai tą reikia turbūt irgi pasakyti, nes Justas tą daro. Bet Dariau, ar čia yra blogų dalykų, kažkokių grėsmių, kalbant apie paprastus mūsų normalius žmonės, kurie klausosi žurnalistų, skaito žurnalistus ir nežino iki galo čia paties žurnalisto sugalvoti dalykai ir faktai, ar čia dirbtinis intelektas parinko? Žmonėms turbūt jokio skirtumo nėra. Jeigu tie faktai yra faktai, tai šitoje vietoje aš nelabai teigiamai žiūriu į žurnalistų. Bet jau dabar, kas yra žiniasklaidoje, ne tik Lietuvos, pasaulio žiniasklaidoje, dirbtinis intelektas gali padaryti turbūt su teisinga kalba, anglų kalba turbūt 99,9%, kas yra daroma. Ir mano galva, aš kiek domėjausi tuo klausimu, galiu pavyzdį net vieną pateikti, dirbtinis intelektas, kaip bebūtų keista, pirmiausia sunaikins tyriamąją rimtąją žurnalistiką. Ne pramogų, o tyriamąją. Kodėl? Todėl, kad jis valdo duomenis. Kinai prieš 6 metus paleido bandomąją programą viešojo administravimo su žurnalistika lyg ir nesusijusi, 2 šiaurinėse provincijose, kur buvo sekami visi duomenys, dirbtinis intelektas piešia algoritmus, kaip vaikšto pinigai, ryšiai, kas kur dirba, kas kieno giminė, kas kur paskirtas, kas visa. Per mėnesį 300 bylų ten jau Kinai jau šautuvus ruošia, nes raudonos linijos pradėjo pliekstis visur. Paskui paaiškėjo, kad į Pekiną labai greitos linijos pradėjo važiuoti. Užraukė programą, ten kūrėjus pasodino, ten visą kitą. Tai čia tyriamoji žurnalistika, tai įsivaizduok, jeigu galima net pinigų banknotų skaičius žinoti. Išmokėjo algą, ten, sakykime, ministrų išmokėjo algą, o tie pinigai atsidūrė Amsterdamo viešnamyje. Ir numerius gali dirbtinis intelektas. Koks čia žmogus tokį tyrimą tau atliks? Taip kad šitoje vietoje čia Agnė labai gerai užsiminė, etikos klausimai, nes tai yra ir ginklas pasidaro. Togi užduodi užduotis dirbtiniam intelektui, jis ne pats sugalvoja, kad jam nepatinka ten premjeras ar ministras ar politikas nepatinka. Ne, tu targetini jį, tai prasme, tu nusitaikai į tą žmogų ir tada sakai, fas dirbtiniam intelektui. Ir čia yra daug klausimų, bet jau man taip atrodo. Šitom galima paminėti šiųmetinius Pulitzerio finalistus, net 5 jų deklaravo, kad jie jau naudojasi dirbtiniu intelektu, o 2 iš jų buvo paskelbti nugalėtojais. Pulitzerio premija dalinasi su dirbtiniu intelektu, jau galima taip sakyti. Ne, tai normalu, norint atlikti labai plataus masto išsamų, ypač finansinį, dirbtinis intelektas yra nepakeičiamas ir puikus dalykas, ta prasme, jis iš tikrųjų čia vienas iš jo, šauniausių dalykų, kuriuos galima panaudoti,
Ir žurnalistams šiandien padeda. Bet padeda tol, kol tie žurnalistai reikalingi. Nes jeigu jau taip labai gerai padaręs, tai nelabai jie bereikalingi pasidaro. Bet Agne, aš tada paklausiu jūsų esminio tokio klausimo. Iš tikrųjų, jeigu žiūrint į tokią 10 metų perspektyvą, mes čia sudarėm, nekartą esame ir privačiai apie tai kalbėję, anglų kalbos kaip vienos iš pagrindinių, ypač jaunai kartai, kurie jie ieško informacijos ir gali visiškai neblogiau suprasti negu lietuvių kalbą, kai kada netgi geriau gali suprasti. Ar tai nereiškia, kad iš tikrųjų jūs minėta problema, jog lietuvių kalba veikiantis dirbtinis intelektas, jeigu jis iš tikrųjų nesivystys ir mūsų žurnalistai neturės šito įrankio stipraus, tai galim likti tą prasme paraštėse, kad nelabai kam reikės ir skaitytos mūsų tyrimus? Visko gali būti, iš tikrųjų net baisu apie tai pagalvoti, bet dabar dauguma tyrimų visgi yra net rašomi anglų kalba, visų pirma, net ne lietuviškai, o angliškai, nes jeigu jisai būna išspausintas užsienio kažkokiuose portaluose, jisai vertingesnis. Tai čia kita medalio pusė, ar mums vis dar reikia tų lietuviškų tyrimų. Ir reikia pastebėti, kad vis daugėja konferencijų Lietuvoje, kuriuose kalbama yra angliškai. Na, viena vertus, aš irgi suprantu, kad tai yra puikus dalykas, nes mes pritraukiam ir užsienio ekspertus, ir užsienio svečius, bet mažėja ir lietuvių tada konferencijų paraleliai. O kodėlgi negalėtume kalbėti lietuviškai ir turėti vertėją? Na, čia toks pamąstymas, nors tai ir brangus malonumas. Na, brangus, kartais beprasmiškas, bet aš turiu omenyje, kad kalbą apsaugoti reikia būtinai, nes, patys matom, koks pagrindas karo Ukrainai? Kalba. Ta prasme, žmonės užsinorėjo savo kalbos galų gale po 30 metų ir tada gavo karą. Tai neturėjimas kalbos yra, mano galva, tautos išnykimas. Kiek tu ją gali moderniai naudoti? Čia jau mūsų visų pastangų ir noro reikalas. To noro aš labai didelio nematau. Ir jaunimą mes dabar labai dažnai stumėme. Aš ne vieną kartą girdžiu, mieste ar autobusų stotelėje matau lietuvį, tikrai telefonu su mama šneka lietuviškai, o paskui tarpusavy angliškai. Jiem paprasčiau, jie toj kultūroje neįterpė, mes nevystom savo kultūros ir kadangi jie gyvena, jie žiūri angliškus filmus, klauso angliškos muzikos, kas skaito angliškas knygas, domisi angliškom naujienom ar amerikietiškom, jiems lengviau kalbėti angliškai negu lietuviškai. Tai čia, manau, viena iš tokių, nelabai gerų tendencijų ir dirbtinis intelektas gal kaip tik padėti galėtų, nes tai, ką mes sakom, kad štai yra tarptautinė konferencija, anglų kalba vyko Lietuvoje, dirbtinis intelektas šiandien, su klaidom, bet su geru redaktorium turbūt galėtų tą visą konferencijos medžiagą gan gerai apdoroti, išversti ir pateikti lietuvių kalbą. Aš manau, jeigu konferencija vyksta Lietuvoje, tai neturėtų vykti lietuviškai ir būti verčiama į anglų kalbą, nes jeigu versime atvirkščiai, mums reikia išmokinti pirmą tą dirbtinį intelektą kalbėti lietuviškai gerai. Jeigu versime viską tik iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, tai dėja tas ir mokymas vyks atvirkštinis ir mūsų lietuvių kalbai tos angliškos struktūros daugiau įeis. Todėl aš manau, kad pirmą dar kalbėkime lietuviškai, dar jį mokinkime, gal verskime tai į anglų kalbą, suraskime naujų sprendimų, kaip tas dirbtinis intelektas tai galėtų ir tiesiogiai versti avataro, galbūt pagalba tos pranešimus į anglų kalbą, nes viskas yra paprasta šiais laikais. Gali tiesiog ausinės užsidėti, matyti pranešėją, kuris kalba lietuviškai ir kalbėti anglų kalbą, tai čia nėra tokie sudėtingi, neįmanomi dalykai. Bet norėčiau girdėti daugiau vis dėlto lietuvių kalbos Lietuvoje. Dariau, gal mes iš tikrųjų tą etikos elementą, apie kurį minėjai, susijant turbūt su valstybinė politika, gal taip vadinkime, nors aš to žodžio nemėgstu, bet mūsų valstybėje gyvenančių žmonių politika, galbūt kalbėkime ne tik politinių partijų, bet ir žiniasklaidos tame tarpe, gal pakalbėkime iš karto po labai trumpos pertraukėlės, kas laukia. Bet pabandykim paprognozuoti, pabūti lengvai futuristais ir galbūt, sakykime taip, su rožiniais sakiniais ir su juodesniais sakiniais iš karto po trumpos pertraukėlės. Grįžtame prie mūsų pokalbio šiandieną žurnalistų namuose. Agnė Mikštienė svečiuojasi, mes su Darium Lukoševičiu nusprendėm, kad dirbtinis intelektas būtų gera proga mums pakalbėti apie jo perspektyvas, apie jo vaidmenį žiniasklaidoje, viešoje erdvėje ir ypač apie lietuvišką dirbtinį intelektą, kas mūsų laukia, koks gyvenimas po 5 arba 10 metų. Ir Dariau, tavo paties prognozės, ar mūsų žiniasklaidai žurnalistams ir šiaip informacijos teikėjams yra šansų, gal aš taip pavadinsiu, yra šansų, žinant, kokie dėli tavo minėti žaidėjai, ypač laidos pradžioje, didžiosios valstybės, nuo Kinijos, Jungtinių valstijų, žaidžia su dirbtiniu intelektu kaip progreso varikliu. Ar mūsų varikliukas gali tiek užsikurti su Agnės
paramą arba kitų žmonių, bet pabandykim tavo prognozes paklausyti. Aš manau, kad Europos Sąjunga šitoje vietoje yra visiškai atsilikusio vaidmenį, ta prasme, jinai jokio vaidmenį, ne Lietuva, Europos Sąjunga, nevaidina jokio lemiamo, net arti lemiamo vaidmens šito technologinio šuolio dėja ir bus tik vartotojas. Tai šiuo atveju galvokim realiai, mes turim pasinaudoti visom galimybėm, kurios yra įmanomos. Tai yra, ką Agnė minėjo, jos darbas šiandien šitoje sferoje kultūros išsaugojimo, manau, svarbesnis už visos kultūros ministerijos, nes galima remti ten kažkokius, ne kažkokius, o rašytojus, poetus ir šaulius kūrėjus, visą tai gerai. Bet jeigu ateis tokia banga, kuri visą tą nušluos ir mes nesugebėsim apsiginti, tai bus beprasmiški tie pinigai paramai kultūrai ir visam kitam. Tai šitoje vietoje aš nematau kitos išeities, kaip dėti visas pastangas, kur įmanoma, kad tas dirbtinis intelektas būtų prieinamas 100% lietuvių kalba, taip kaip mes bent jau, kentėti galima, gerai, ne taip kaip įsivaizduojame, aišku, bet nors, kad būtų pakenčiamame lygyje. Ir iš tikrųjų, turbūt, jeigu mes šnekam apie tą turinio suteikimą, nesuteikimą, tai šiandien turbūt labai būtų svarbu praktiškai, net galbūt kurti instituciją, kuri viską verstų pirmyn atgal, iš lietuvių į lietuvių, iš lietuvių į anglų, iš lietuvių į prancūzų, iš prancūzų į lietuvių, kad tiesiog suteikti tam dirbtiniam intelektui labai labai daug informacijos apie lietuvių kalbą. Net jeigu jį visai nereikalinga. Tai yra, nežinau, mažo kaimelio bendruomenė šventė, kur žinutė laikraštyje 5 eilučių išverčiame į 30 kalbų ir paskui atgal išsiverčiam, pasižiūrim, kas bus. Tai yra tiesiog turi būti tas, čia būtų tikra treniruotė, lietuvių kalbos treniruotė ir turėtų galbūt institucija būti, ar net čia gali ir privatus verslas dalyvauti, bet turėtų tas duomenų srautas būti milžiniškas, net jeigu jis yra beprasmiškas. Kaip tu, Agnė, manai? Agnė, apie beprasmišką prasmę gal taip pabandykim pakalbėti. Iš tikrųjų, kultūros sektorius, man atrodo, nepaslaptis ir žiniasklaida ilgą laiką gyveno, aš nenorėčiau čia apie kokias nors politinės jėgas kalbėti, bet apskritai požiūris labai dažnai buvo orientuotis į didžiausius. Ir čia aš kalbu plačiaja prasme, tarkim, viešieji pirkimai žiniasklaida, kuri rimti. Aišku, didžiausia, kuri daugiausia auditorijos pasiekia. Natūraliai dažnai tai būdavo, ar versle tai būtų, reklamos industrijoje, ar kartais net ir viešasis sektorius. Darius minėjo mažus renginius, mažų miestelių, nežinau, mažos žiniasklaidos dėmesį. Sutikim, kad maži dalykai, jie greičiausiai skęstantis dalykas yra ir greičiausiai užsimirštantis yra. Ar iš tikrųjų tai, ką Darius sako, skamba beprasmiškai dirbtiniam intelektui duoti tiek daug peno, kad, jeigu nepaspringtų, tai bent jau turėtų darbo ir už tai galbūt galėtų, nežinau, ar valstybės pinigais, ar viešaisiais pinigais, bet kažkas bus suinteresuota, jog iš tikrųjų būtų ypatingai maitinamas dirbtinis intelektas. Kad jį maitinti reikia, tai reikia, bet reikia nepamiršti tų duomenų kokybės. Ir prisiminti irgi etiką šito momentu, kad mes turime tos duomenis atrinkti, negali tiesiog šerti bet ko, nes atsiranda ir šališkumas, ir kažkokios nuostatos, galbūt rasizmas, nes jeigu mes kelsim absoliučiai viską, kas tik papuola internetą, šiaip tai dabar viskas kaip ir griebiama, tas dirbtinis intelektas iš visko ir mokosi. Jeigu, tarkim, Facebooko kažkokie postai bus vien negatyvūs arba kažkokie tai netgi antivalstybiniai, tai jie irgi pateks į dirbtinį intelektą, jisai pagal tai formuos savo nuomonę, nors negaliu pavadinti tą nuomonę, bet kažkokiu būdu jisai gali patikėti, kad tai yra tikra informacija. Kitaip tariant, jeigu sudėtume Gabrieliaus Landsbergio, Gitano Nausėdos ir Remigijaus Žemaitaičio, plus dar kelių politikų kalbas, visas kaip didžiulį gėrį, sakytume, čia vertingiausios kalbos. Tie, kurie kalba dažniausiai ir garsiausiai, tikriausiai bus teisus. Ir dirbtinis intelektas juos pasiims, tikėtina. Taip, pasiims viską, ką gaus. Ir jeigu norėtume viską versti skirtingas kalbas, reikia... Taip, Dariau, klausom. Dabar sakau, dirbtinis intelektas jau truputį žingtelė, jis nebėra jau toks visai bukas, kad jau taip jau viską imtų, nes taip, dar prieš 2 metus buvo, jeigu tu pakartosi kokį nors apie kažką 100 kartų, gerosios klaidos kanaluose, tai dirbtinis intelektas tą tikrai paims, nes kiti ten 50 sakys, ne taip, tai nesvarbu, tu vienas laimėsi. Dabar jau taip nebeveikia, tai čia galim truputį pasiguosti. Antra, kai aš sakau, kad daugiau informacijos, aš nesakau apie tos informacijos panaudojimą šiuo atveju. Apie tai, kad aš sakau apie tai, kad lietuvių kalba turi būti mankštinama tame, visais aspektais. Ir tai nereiškia, kad tai bus naudojama kaip turinio kažkokio. Tai yra daugiau gal formos, tai yra, kad
kalba būtų gyva, kad kalba patektų į tą tokią, kokią mes norime. Ir tai turbūt, kuo platesnė imtis, tuo labiau generuoja. Facebookas šiuo atveju yra nususinta, suprimityvinta kalba, kuri iš viso nereikalinga kaip kalba. Tai čia šitoje vietoje dirbtiniam intelektui ten nėra ką veikti. Tai, nes ten ir paprasto intelekto dažniausiai nebūna. Tai čia aš turiu galvoje apie normalų turinį. Virdulio instrukcija lietuvių kalba yra daugiau naudos negu Facebookas. Tai aš apie tokius dalykus smulkius, kad kuo daugiau ta apimtis būtų. O dėl šitų, cenzūros ir nukreipimo dalykų, mes užmirštam, kad jeigu dirbtinį intelektą paleisti, kaip jisai norės elgtis ir visą kitą, tai čia pasaulyje liks koks 500 milijardo žmonių, kad aptarnautų elektros prietaisus ir daugiau dirbtiniam intelektui tikrai jokių interesų čia neturėtų kilti su žmonėje. O reiškia, kažkas užduos tos visus algoritmus. Nes žinokit dabar, mašina, kuri pati save vairuoja, ne? Kritinių situacijų pasaulyje būna 100 000 kiekvieną dieną. Tai dabar dirbtinis intelektas ją vairuoja, tai jisai gali nutrenkti pensininką milijardierių ar 3 darželinukus. Žmogus turi nuspręsti, ką jisai numuš. Ne jis pats nuspręs. Kažkas įrašys tą ir kažkas prisiims atsakomybę. Čia turbūt dar aišku tolimesni dalykai, bet Agnė galbūt... Šiandien važinėja tie automobiliai ir šiandien jie renkasi šiandien Teslos renkasi minimalią žalą vairuotojai avarijos metu. Kitaip tariant, 3 darželinukai netokie svarbus kaip vairuotojas. Visas darželio autobusas visiškai nesvarbu, už vairuotoją žymiai žemiau stovi. Taip, kad... Komentarai, galbūt Agnės tada Dario komentarų paprašysim, kaip kultūros ministerijos žiūrėsit, perspektyvoje, ar yra kažkokia formuojama jau politika, kaip mes čia turėsim žiūrėti į... Iš tikrųjų, net nereikia kalbėti apie kultūros ministeriją, galime pažvelgti į dirbtinio intelekto reglamentą. Ten irgi aiškiai yra nustatyta, kad atsakingas vis dėlto yra žmogus. Kad ir kokį sprendimą priima dirbtinis intelektas, vis tiek už tai atsakingas žmogus, jisai nusprendžia. Žmogui duoda pasirinkimą, žmogus pasirinka, ką pasirinkti. Na, aš nekalbėsiu apie Teslos atvejį, nes irgi nesu ekspertė ir specialistė šio klausimu. Norėčiau grįžti prie virdulio pavyzdžio. Virdulio instrukcijos pavyzdžio. Taip, virdulio instrukcijos pavyzdžio, nes jas jau rašo dirbtinis intelektas. Ir tai daroma, tos instrukcijos ne tik rašomas, bet verčiamas ir iš kitų kalbų, ir tai daroma nekokybiškai. Tai vėlgi tos instrukcijos, jeigu patenka dirbtinio intelekto mokymų rinkinius, jau yra nekokybiški. Vis tiek kažkas turėtų peržiūrėti tos duomenys prieš juos leidžiant į tą modelį. Nes ir jau parduotuvėse pastebiu, jau mūsų Lietuvoje, jau mūsų net maistas, kur yra gaminamas parduotuvėse, etiketė atspausdinta ir ten toks jau įrašas ir receptas, jis jau net nelietuviškai skamba. Aiškiai, kad tai yra dirbtinio intelekto parašytas tekstas. Jau ir vaistų aprašai ir visa kita taip. Tai čia mes iš principo apie tai kalbėjome, nors pati kaip paradoksą minėjai, kad nepasitikė dirbtinį intelektą ir nori patikrinti, bet faktas yra, kad tikrinti reikia. Ir reikia šiame etape. Tikrinti šiandien, kad nereiktų rytoj. Nes kuo mes toliau eisime, tuo labiau atsiliksime netikrindami. Tai aš vėlgi manau, kad čia nėra sunku ir nėra labai brangu padaryti, kad jeigu naudojame informaciniai, sakykime, jau tikrai svarbus informaciniai maisto, vaistų, instrukcijų dalykai, jie turėtų vis tik tai būti aprobuoti. Tu gali naudoti dirbtinį. Redaktorius, Dariau, instrukcijų redaktoriai turėtų būti, žurnalistams darbas yra redakcijose. Galės papildomai dirbti prekybos tinklų, reiškia, etikečių redaktoriais. Tikrai taip, nes, o koks kitas kelias, ta prasme, turėti kažkokią abrakadabrą, nes kartais dabar jau instrukcijos atrodo kaip princo iš Nigerijos laiškai. Milijonus paveldėti. Taip, Agnė, atsiprašau, Dariau, norėjau kažką apie Prancūzijos pavyzdį pasakyti. Taip, Prancūzijoje buvo atliktas tyrimas ir redaktoriui buvo klausima apie tai, kaip jiems sekasi redaguoti dirbtinio intelekto verstus tekstus. Ir jie pripažįsta, kad dažnai tai yra sunkiau negu redaguoti vertėjų normaliai verstus tekstus, bet tų dirbtinio intelekto verstų tekstų yra vis daugiau ir jie yra verčiami redaguoti būtent tuos tekstus, nes taip redakcijams atrodo pigiau, o patiems redaktoriams yra daugiau darbo ir jis yra sudėtingesnis ir mažiau apmokamas. Na taip, kur mes einam. Jo, čia Dariau, aš neseniai turėjau irgi patirties, keletą video interviu dariau ir paprašiau, kad man į tekstą išverstų, surašytų žmogus, tai supratau, kad buvo naudotas dirbtinio intelekto pagalba ir tie tekstai buvo tokie baisus, nes
taip jau gaunasi, kad gyvenime žmonės kalba su a, ble, vu, a, pa ir visa tai buvo taip gražiai surašyta, kad, kaip Agnė minėjo, buvo paprasčiau turbūt tiesiog klausyti ir spausdinti tekstą, išmetant šiukšles, kurias dirbtinis intelektas kažkodėl nuoširdžiai sudėjo visas tas šiukšles ir po to reikėjo labai daug jų išmetinėti. Dar galime prisiminti, o kaip tas pats dirbtinis intelektas nusprendžia, kokia ta yra realybė. Nes irgi buvo atliktas toks tyrimas, dabar tikrai nepasakysiu, man pavyzdį kažkas papasakojo, bet čia labai gerai iliustravo. Na ir kaip tarkim, dirbtinis intelektas atskiria, ar paveikslėlė yra vilkas ar šuo. Na, iš kur jisai žino, kaip jis atskiria. O pasirodo, išsiaiškino, kad atskiria pagal aplinką. Jeigu tas gyvūnas yra miške, tai tikriausiai tai yra vilkas. Jeigu jis yra kažkokio namo aplinkoje, tai tikriausiai tai yra šuo. Jis iš tikrųjų nežino, neatskiria, jis tiesiog daro predikcijas pagal aplinką. Na ir visame kitame tekste irgi tiesiog. Čia kaip dariau nesenos žinios apie futbolo berods rungtynėse buvo, kur dirbtinis intelektas bandė transliuoti viską, tai plika galva teisėjas lakstantis buvo dėja, bet traktuojamas kaip kamuolys, jo galva buvo traktuojama, nes dirbtiniam intelektui labiau panašu į kamuolį buvo. Ir dar kadangi lakstė nemažų greičių, tai dar filmavo kaip kamuolį. Dariau, gal prognozuokim, ar iš tikrųjų daug bėdų laukia mūsų, ir aš tada jau grįžtu prie žiniasklaidos, mums dar porą minučių liko. Kaip pats prognozuoji, ar žiniasklaida ir žurnalistai, mūsų kolegos, jau pasiruošę, tai primčiau kipti į atlapus su tuo dirbtiniu intelektu, žinoti, kaip čia elgtis. Ar iš tikrųjų tai, kad daugelis redakcijų neturi jokios tvirtos politikos, čia laukia užprogramuotos bėdos? Kol kas gyvenimas neverčia, turbūt, tai galiu pasakyti tiek. Ir ką Agnė nekartą minėjo, ką mes čia šnekėjom nekartą, netobula ta lietuvių kalba, tai tas labai apsaugo žurnalistus šiandien, kadangi dirbtinis intelektas be pagalbos redaktoriaus, turbūt, jeigu duotumėm kokį, sakykime, kaip pavyzdį, Delsio dienos srautą suredaguoti, tai turėtumėm daug anekdotų kitą dieną. Jeigu be priežiūros paleisti, taip, ką nori, tą darau. Tai šiandien jie negresia, gal dėl to tų strategijų labai didelių nėra. Aš manau, kad visi tie, kurie ir turi kažkokias strategijas, jie vis tiek yra pasimetę, nes įstatymai dar tik bus kuriami. Agnė minėjo 27 metus, bijau, kad tiek ilgai mes neturėsim laukti, nes toloka, bet, daug dievė, bet aš manau, kad atsiras tos strategijos labai greitai, nes vėlgi, šie technologiniai procesai yra tuo žavus, kad to, kas anksčiau revoliucijos techninės vykdavo 20 metų, 30 metų, 100 mečius kai kurios, šiandien gali vykti per 2 mėnesius. Tai čia nemanau, kad čia labai tas atsilikimas ką nors reiškia. Problema bus labai didelė etika, šito dalyko visada bus. Milžiniška problema bus etika. Kaip jis naudojamas? Kiekvieną instrumentą galima naudoti įvairiai. Tai mikroskopų galima vinis kalti, galima molekulės tyrinėti. Tai čia šiuo atveju, kokias molekulės tyrinės, kokį mikroskopą naudos, turbūt čia dar, turėsim diskusijų, bet turėsim skandalų ir turėsim problemų. Ir prie susiskaičius visuomenės, manau, kad kaip kažkada kas sakė, internetas bus reikalingas tam, kad galėčiau be telefono onutės paprašyti kavos, kad atneštų man į kabinetą. Pasirodė, kad biški daugiau interneto turėjo galimybių internetas. Taip, kad dirbtinis intelektas žurnalistikoje informacijos bus daugiau. Ar ta informacija padės mums, jinai bus daug dievė teisingesnė, bijau, kad bus žymiai kryptingesnė. Kas valdys tos procesus, turės redakcijos, rimtos redakcijos su geru dirbtiniu intelektu susigrąžins ketvirtos valdžios galimybės, kurias prarado, kaip greitai susigrąžins, nes iš tikrųjų tada jau, sakykime taip, ne šantažo, o viešumo paviešinimo dalykai bus labai paprasti. Tai čia dabar tokios bylos, kur čia mes skaitam, kur čia tyrinėja ir visa kita, tai čia dirbtinis intelektas tokias bylas čia skaldys per naktį. Tai manau, kad vėlgi, teisėsauga kaip dalyvaus tame, jie irgi turi savo žodį nemenką. Mes čia pamirštame, kad valstybė irgi renka duomenis apie savo piliečius įvairiais pjūviais ir aspektais. Ir tai irgi patenka į tą patį katiliuką. Tai čia manau, kad kiek bus, ar tai bus blogiau, nežinau, bet kad tai bus. Agne, pakomentarai vis dėlto apie etikos klausimus. Mes jau pradžioj pradėjom laidos apie autorinės teisės ir tą dilemą, reiškia, duoti už dyką ar gauti pinigus. Etikos tema, jinai nėra labai populiari. Šiaip apie moralę lietuviai mėgsta pakalbėti, pamoralizuoti iš tikrųjų taip, bet susitarimas dėl etikos standartų. Čia yra
čia yra didelė sunki tema vis dėlto bus realybėje, kaip galvojat, nes, kaip sako, 3 lietuviai 4 partijos. Labai gerai pastebėta dėl etikos. Tai nėra nepopuliari tema. Aš priešingai aš pasakyčiau, šią akimirką tarp žurnalistų tai yra labai populiari tema, nes žurnalistai nori išspręsti etikos klausimą, jie nori žinoti, kokios yra žaidimo taisyklės, kas iš tikrųjų yra leistina, neleistina, jie nori to susitarimo bendro, kad jeigu mes kuriam turinį su dirbtiniu intelektu, kaip mes tą žymėjimo klausimą, visi kaip vieningai sutinka, kad jeigu vaizdas primena realybę, tai taip reikia žymėti ir sąžiningi žurnalistai ir kiti, kurie tikrai tą žymi. Bet kaip su tekstu, iš kur žinot, kiek to indėlio dirbtinio intelekto tame tekste turi būti, kad jau reikėtų žymėti, kad tai kurta su dirbtinio intelekto įrankiu. O gal iš vis to neturėtų būti. Yra net daugybė neatsakytų klausimų. Taip yra ir Europos tarybos patvirtintos gairės dėl etiško dirbtinio intelekto integravimo žurnalistikoje, bet daug kas apie jas nežino. Jos nėra išverstos į lietuvių kalbą. Ir kai aš klausiu, ar to pakaktų, jie sako, ne, vis tiek reikia lietuviško susitarimo. Žurnalistai nori susitarti Lietuvoje, o kaip darysime mes? Nuspręskime, tiesiog reikia suburti bendruomenę ir atsakyti, iškelti tuos klausimus garsiai vieni kitiems ir sutarti, kaip žymėsime, kada žymėsime, o kada iš tikrųjų galbūt nederėtų naudoti. Aišku, tai to nesinaudos nesąžiningi kūrėjai, bet čia nėra dirbtinio intelekto įtaka, tiesiog yra sąžiningi ir nesąžiningi žaidėjai žmonės ir čia visai kas kita. Ir norėčiau pažymėti svarbų dalyką, kad jeigu kažkas yra kurtas su dirbtinio intelekto pagalba, ir tai yra pažymėta, kad kurtas su DI, tai nebūtinai tai yra nepatikima informacija. Tai gali būti labai patikimas ir geras šaltinis ir tas kūrėjas tiesiog yra skaidrus, jis atskleidžia, kad aš naudojuosi dirbtiniu intelektu. O jeigu kas nors yra sukurta žmogaus, nes atsiranda jau žymekliai, kad kurta tik tai žmogaus, tai nebūtinai yra patikima informacija, nes ne nuo to priklauso patikimas ar patikimumas ar nepatikimumas. Dirbtinis intelektas neįsprendžia šitą klausimą. Tai tiesiog Dariau, čia kaip rankų darbo dėša, klausimas, kuri geriau, ar kad padarytų gamykloje, reiškiasi, ar rankom. Dariau, mes iš tikrųjų šiandien turim baigti, turim padėkoti Agnei, bet galbūt galima apibendrinti kokiu vienu sakiniu, tai kas čia mūsų laukia? Aš taip pasakyčiau dėl šito, dėl Agnės paminėto pavyzdžio, tai tas žymėjimas turbūt nėra toks svarbus, nes kokią aš rašomąją mašinėlę naudoju, kokį kompiuterį, kokį telefoną aš skambinau pašnekovui, kokius aš prietaisus naudojau tirti, ta prasme, ar skambinau į registrų centrą, dirbtinis intelektas paėmė iš registrų centro. Ne. Aš manau, kad čia nėra svarbu. Svarbu, kad ta informacija būtų tiksli ir kad žurnalistas atsakytų už ją. O ar jis naudojosi juo, naudotis galim. Svarbu, kad už jį darbo nedirbtų. O naudotis, jeigu tu formuluoji dirbtiniam intelektui užduotį, tai kaip ir kompiuterį, bet kokiai paieškai, tu galų galę rašai į Google Gitanas Nausėda rinkimai. Tai tu jau naudojasi Google, tai dabar tu straipsnėje turi parašyti, kad aš ruošdamas straipsnį Google naudojusi. Ne, čia aš manau, čia tokia dirbtinė problema, problema etiško naudojimo. Tai yra, kad būtų tiksliai informacija ir kad kažkas nepasakytų, oi, sorry, čia mes biškai apsikiaulinom su šitą informaciją, bet čia žinot, dirbtinis intelektas padarė, tai mes čia kaip ir rankas nusiplaunam. Taip, Milagnė, paskutinis žodis, aš nuo to atsakys žmogus. Taip, atsakingas žmogus. Dirbtinio intelekto reglamentas tą aiškiai įvardyja, bet ten taip pat yra įvardinta, kad tekstas, vaizdas ir visa kita, kas yra skirta informuoti visuomenę, turi būti pažymėta, jei yra kurta su dirbtiniu intelektu. Tai vis tiek tą reikėtų daryti. Ačiū tiek šiandieną Darius Lukoševičius, kuris pasiūlė kalbėti apie dirbtinį intelektą, Dainius Radzevičius, kuris kartu su Agne Mikštiene, žurnalistų namuose Vilniuje, ir Justas Jurkevičius, kuris šiandien užtikrino mums ryšį, garsą ir vaizdą, tikiuosi su dirbtinio intelekto pagalba tą ir nurodys. Ačiū tiek, susitiksime kitą penktadienį. Laida remiama Medijų rėmimo fondo.